Labas visiems, ačiū, kad užsukote į mano kanalą. Ir, šis video bus apie mano gegužės mylimukus. Ir aš labai tikiuosi, kad nėra tiesiog per vėlu dar. Dar birželis kaip įpusėja dar tik tais, dar nėra įpusėjęs. Todėl aš manau, kad galbūt dar ne vėlu gegužės mylimukams. Taigi, kam įdomu, prašau pasilikti ir pasižiūrėti. Pradedame. Pirmiausia, pradėsiu nuo plaukų priemonės, kurią labai mylėjau gegužės mėnesį. Tai yra Rich Argan Oil Elixir. Kaip matote, Rich Argan Oil Elixiras. Vat jau šitiek nunaudojau, bet jo tai reikia labai nedaug, ypač ant mano plonų plaukiukų. Tai vieną lašiuką, 2 lašiukus tarp delnų, išplautus drėgnus plaukus per visą galvą, iš pradžių ant galiukų, o paskui kiek lieka, tai jau per visus perbraukiu. Ir nei rebaluoja, nei ką, o tiesiog labai padeda švelnus plaukučiai, labai nuostabus dalykas, nuostabus. Jis kainuoja lygiai 10 eurų ir tikrai nuostabus dalykas. Taigi, kas norite švelnių plaukų, po plovimo naudokite šitą. Tikrai patariu nusipirkti ir nemanau, kad nusivilsite. Tikrai aš nenusivyliu. Tikrai ir galiukai tokie pamaitinti, mano plaukai tokie gan plonyčiai, silpnučiai ir lygiai sausėjimą linkia, bet va šito pasitepu tikrai padeda, tikrai ir iššukuoti lengva ir super produktas. Toliau pereikime prie veido priemonės, kurią naudojau šį mėnesį. Tai buvo Vichy Lift Active Serum 10. Toksai serumukas, aš jį naudoju, atsikeliu ryte, nusivalau veidą su miceliniu vandeniu ir tiesiog pasitepu su šitu, o paskui jau dedu kremą. Prieš tepant kremui aš naudoju šitą. Dar jų yra likę, nors nežinau kiek jau čia dar likę yra, gal tiek, sunku pasakyti, kiek čia yra likę, bet kol kas aš jį dar ir naudoju. Išnaudosiu, bus matyti. Labai greitai įsigeria į veidą, neįtraukia veido, nei ką. Tikrai aš manau, kad veidą pamaitina jisai, atgaivina. Ir tikrai čia jisai yra ir nuo raukšlių, sako, kad pakelia veidą, Lift Active tipo. Nieko blogo apie jį tikrai negaliu pasakyti. Ir tikrai džiaugiuosi šio pirkiniu ir super pirkinukas. Aš Vichy produktus apskritai labai mėgstu. Nesu nei vieno Vichy produktų nusivylusi. Bet ką galiu pasakyti. Taigi, tik tais liuks. Dar vienas Vichy produktas iš veido priemonių. Tai yra Vichy micelinis vanduo, kuris kainavo beveik 15 eurų. Pabrango jis, aš anksčiau už jį 13 mokėdavau. Dabar jisai 14,75 beveik 15 eurų. Tai mato Vichy purė termalė, kaip sakant, Calming Cleansing Micellar Solution, atsieiti ir jautriai odai, ir jautroms akims, ir nuvalo visą make-upą, makiažą ir ramina odą. Tikrai labai gerai nuvalo, tikrai man gerai ryte tiesiog su juo nusivalyti. Nuostabus dalykas, aš jį perku jau ne vieną buteliuką išnaudojusi. Kaip matote, jo liko man dabar jau tik pusė. Aš jį pastoviai naudoju, jau, kai bus liks tiek, vėl eisiu pirkti ir naudosiu šį vandenį. Nors aš norėčiau išbandyti ir iš L'Orealio. Nežinau, kai kurios merginos iš L'Orealio micelinį vandenį naudoja ir aš mačiau parduotuvėje vis taip, bet aš nepirkau. Nes kadangi šitą turiu. Bet galvoju, gal kai šitą pabaigsiu, reikėtų pabandyti L'Orealio. Nežinau, kaip jūs manote, ar keisti man šitą į L'Orealį ar ne. Iš tikrųjų būtų įdomu išbandyti. Neišbandęs nežinosi. Bet kaip sakiau, Vichy kokybė, produktai įvairiausi, kremai, pudros kreminės, paprasti kremai, visi tie serumukai. Nesvarbu, kokie produktai iš Vichy, manęs nei vienas nenuvylė. Netgi lūpų balzamai taip pat Vichy manęs nenuvylė. Rankų kremai nuostabus iš Vichy. Taigi
super firma, aš nežinau, viena iš mano mėgstamiausių. Taigi, pakalbėjau apie rankų kremą ir parodysiu dabar rankų kremą, kuriuos naudojau šį mėnesį. Tai buvo ne iš Viči šį kartą, nes kažkaip, šiaip aš naudoju Viči dažnai, bet kažkaip man šitie mėly tokie buvo du, kadangi tokie mažučiai, juos į rankinę įsidėti labai lengva, jie tokie tiesiog mėly. Šitas yra iš Roger & Gallet, toksai vat kremukas. Kvepia jisai labai skaniai, irgi įsigeria ir palieka kvapą dar savo. Tikrai skaniai kvepia taip. Net nežinau, kaip apsakyti, kažkokiam gėlėm su apelsinais ar kažką. Šitas kremukas man kainavo 6,50 €, nes kiek matau, dar kainytė yra likusi. Ir čia rašo rankų ir nagų kremas. Taip pat nagams patepti liuks. Čia yra su shea buteriu ir abrikosų aliejumi. Sakau, kuom kvepia abrikosais, va. O aš sakau apelsinais. Iš viso. Ir va, jų ką tik patepiu ir va jau įsigėrė ir palieka tokią minkštą odą. Nuostabus kremukas. Taip pat, nežinau, siūlyčiau išbandyti, tikrai nebloga firmytė. Na ir dar iš Floros Cath Kidston, paprasčiausias rankų kremas ir kvapas toksai yra rožinis, rožių. Gavau aš jį dovanų, jisai toksai rožių kremukas, toksai rožiam kvepia. Irgi taip neblogai įsigeria iš tikrųjų ir visai nieko. Aš gavau jį dovanų su lūpų sviestu iš Cath Kidston. Matote. Toks fainas įpakavimas, man labai patinka, toks mergaitiškas, nežinau, toksai pakelintis nuotaikas su gėlytėm, su žaliais taškiukais, toksai. Tokie maži, malonus dalykai man tikrai labai patinka. Ir aš jas patinka man jas naudoti. Ne, toliau. Pereiname prie kūno priežiūros. Šį mėnesį aš naudoju Firming Body Oil. Matote. Matote jau kiek išnaudoju. Su plus Q10 čia yra ir tai stangrina odą. Vienu žodžiu, galima masažuoti, čia rašo, bet aš šitą aliejų naudoju dėl to, kad man odą stangrintų. Kadangi aš dabar lieknėju ir nenoriu, kad po to mano oda liktų kaip nukarus ar kokie ten nestangri. Tai jau stengiuosi gerti kuo daugiau vandens, kad vanduo stangritų, nes kadangi vanduo tai yra labai padeda iš vidaus, jisai stangrina odą, palaiko jos drėgmę ir taip toliau, nes jeigu odai trūks drėgmės, jinai pradės glebti. Taigi, ir iš išorės naudoju aliejuką, šį mėnesį šiek tiek kitus produktus naudoju, todėl pamatysite tai jau Liepos pradžioje, bet šitą naudojau gegužės mėnesį ir buvau patenkinta. Taip pat labai greitai įsigeria ir kvapo jokio nėra, bet tai man netrukdo, man nereikia, kai jis kvepėtų ir pauostysiu dar. Toks švelnus toks kvapas, bet vos ne kaip be kvapės, vis tiek toks vos toks švelnutis kvapelis yra, bet išsitepi, iš tikrųjų greitai įsigeria, bent jau mano oda tikrai greitai įsigeria į šitą aliejų ir aš esu tikrai patenkinta. Palieka minkštą tokią odą, pamaitinta, jaučiasi iš karto. Na, dabar prie veido priemonių prieikime, jums parodysiu šį kremuką. Gegužės mėnesį labai dažnai naudojau ir vienas mano mėgstamiausių iš BB kremukų, tai yra The Body Shop Vitamin E Cool BB Cream. Tikrai neblogas BB kremukas jisai, atspalvis neblogas toksai. Jisai kainavo 14,95, 15 €.
Tikrai esu jo patenkinta, aš jį užsitepu ir jis toksai lengvas ir man patinka spalvytė ir kaip jis išsitepa. Ir tikrai liuksiškas BB kremas, aš neturiu nei vienos pretenzijos jam. Tikrai neturiu. Mano odai jis labai liuksiškai tinka. Labai. Nors pagrindė visi BB kremai man tinka, bet, čia vienas iš lakūros buvo, kur man patiko, o dabar pradėjo nebepatikti. Nežinau gal, kas ten nutiko. Bet va, su šito, kiek aš jį benaudojau, kiekvieną kartą, aš esu jo patenkinta. Na, toliau, kas veido priemonės parodysiu jums antakių, kuris yra vargšelis jau. Tai yra iš Essence. Aš jį dažnai naudoju, jis ne tiek, kad mano gegužės mėnesio mėgstamiausias, bet jis mano visų laikų mėgstamiausias. Kadangi aš jį naudoju tikrai daug, jau matote, jau kiek išvariau jau čia. Čia yra antakių šešėliai. Tai man labai nepatinka įpakavimas. Įpakavimas katastrofiškas, o viešpatie. Labai įpakavimas, tai tikrai, ne, čia vat tokia vat plasmasinis toksai va. Čia plasmasinis, bet toks kietesnis, o čia va toksai minkštas plasmasinis. Atsiprašau, aš kalbu tyliau, kadangi mano namiškiai miega, mano mama ir toj darbą, tai aš stengiuosi kalbėti tyliau, kad neprižadinčiau, kad leisčiau miegoti. Na, bet tikiuosi, jūs mane girdite ir viskas yra ok. Taigi, na ką aš toliau sakiau, kad įpakavimas yra katastrofiškas, man labai nepatinka įpakavimas, bet produktas, šitie šešėliukai tikrai yra geri, aš dabar su jais esu pasitepusi, naudoju tą spalvytę daugiausiai, kaip matote, bet jeigu noriu kur patamsinti ar ką, tai kartais panaudoju ir šitą. Man atrodo visai faina spalvytė man do antakių ir tikrai labai neblogai padengia. Esu labai patenkinta. Ne vieni mano mėgstamiausi, bet apskritai mėgstamiausi. Aš netgi turiu daugiau aš tų antakių šešėlių, bet kažkaip, kai esu prie tų pripratus, tai tiesiog tuos vis laiką ėmų, kiti dar netidaryti. Na, nežinau. Tačiau nepažadu, aš pirksiu daugiau, kai juos pabaigsiu. Ir kadangi man nepatinka įpakavimas. Įpakavimas labai nepatinka. Nemėgstu šio įpakavimo. Atrodo taip, na, nežinau. Tikrai nepatinka, čia taip įdomiai atsidaro ir nežinau, atrodo, kad galėtų lengvai nukristi, atsidaryti, bet čia toks, Įpakavimas blogiausias, iš visų blogų blogiausias, kokių produktų turėjus, šitas įpakavimas pats blogiausias. Tikrai. Na, toliau, tušas. Mano gegužės mėnesio tušas buvo vienas mėgstamiausių, tai buvo Maybelline New York Lash Sensational Lash Multiplying Mascara. Su juo man patiko tai, kad aš galiu su juo akis pasidažyti vos ir galiu dar uždėti ir bus dramatiškesnės jos. Kaip nori, tai pasidažai, ta prasme, ir šepetėlis man patiko toksai lenktas, toks silikoninis, lenktas, toksai labai prisitaiko, labai patogu buvo dažyti su juo. Tikrai patenkinta šitų tušu esu. Liuks. Na, nepasakyčiau, kai jis ten jau pats geriausias, aš turėjau geresnių, bet jis tikrai nėra blogas. Tikrai nėra blogas ir už savo kainą puikiai atitinka kokybę pagal kainą. Na, toliau, mano mėgstamiausi šešėliai šį mėnesį buvo iš N7, du tokie panašus, jie gan panašus iš tikrųjų. Jų kainytės yra po 14 eurų, po 13,95, matote. Na, čia spalvytės štai yra tokios viename. Tikriausiai grinai tų spalvyčių nepamatysit, o kito. Jos panašios, tačiau tuo aš atidarysiu abudu, kad galėtumėt pamatyti skirtumus tarp jų. Na štai, kaip matote, du.
Šiek tiek skiriasi, čia šviesesnė ta šviesi spalva ir, šiek tiek atspalviai skiriasi, bet čia daugiau rudumą, čia daugiau tokį pilkumą, žodžiu. Tuoj pat paskaitysiu aš jums, kokie čia yra numeriukai, kokie pavadinimai. Šito pavadinimas yra Good Earth, numeris 20, o šito pavadinimas yra Cappuccino ir numeris 30. Taigi, numeris 20 ir numeris 30. Labai geri, ką aš apie juos galiu pasakyti. Tikrai labai gerai dažo, nesubėga, spalvytės gražios, nėra per daug blizgos, jie matiniai nėra, bet nėra ir grinai blizgus. Tokie tarp matinio ir tarp blizgio, tarp blizgaus, taip, tokie va. Tas vidurinis šiek tiek blizgesnis, bet šiaip visi trys turi šiek tiek blizgučio, vidurinis gal daugiausiai, bet, man tikrai patinka jie, esu patenkinta, kaip jie dažo ir vieni mano mylimiausių, galima sakyti, šešėlių. Toliau, lūpų dažų, ta prasme, nerodysiu, nes lūpų dažus vartojau įvairius, naudojau. Vieną dieną tokį, kitą dieną tokį, bet mylimiausias mano lūpų blizgis, gegužės mėnesį buvo štai šitas, kurį jau matėte mano kosmetikos krepšelyje, ta prasme, mano kur kosmetiką laikau, kur dega šviesytė ir kur yra veidrodukas. Oi, atsisuka. Kvapas tiesiog paprastas, nieko mandro, toksai šepetėlis, bet spalvytė labai nuostabi, tokia rožinė. Tikrai man labai patinka. Patinka, kaip šis lūpadažis dengia, patinka spalvytė, liuks. Ir kad lemputė dega, galbūt patinka. Tiesiog tas fainas lūpdažiukas. Jį naudojau šį mėnesį daugiausiai. Dar prie veido, ką naudojau šį mėnesį, mano mėgstamiausia buvo šita pudra iš Rimmelo Clear Complexion su natūraliais mineralais. Tai sausa kompaktinė pudrytė. Jinai labai švelniai padengia veidą, galiu pasakyti, ir tokį matinį padaro, užtvirtina visą makiažą ir aš tikrai esu rezultatu labai patenkinta šito Rimmel produkto. Aš jį jau turėjau vieną, sunaudojau ir čia yra mano antras, toksai su mineralais, kur parašyta plus mineralais. Tikrai labai esu patenkinta, spalva pats tas atitinka mano veido spalvą. Taigi tikrai šio produkto esu patenkinta. Ir kvepaliukai. Mano mėgstamiausias jau gegužės mėnesio kvepaliukai. Tai buvo iš Roger & Gallet. Matote, visų po biškį išpurškiau. Tai yra 4 kvapai. Vieną dieną tą, kitą dieną tą. O kaip matome, mano mylimiausias buvo turbūt šitas, kadangi šitą daugiausiai išpurškiau. Palyginsiu, tai jo rūžavi labiau, bet šitas turi labiausiai man patiko. Kaip čia jisai kvepia. Taip saldžiai kvepia, taip. Saldus gaivumas, galima sakyti. Toksai. Vadinasi, šitie kvepalai vadinasi Gingembre Rouge. Jeigu jums įdomu. Toliau šitas kvapas vadinasi Rose Imaginaire. Irgi fainas kvapukas. Taip, pažiūrėsim. Dabar, kai puostų, galvoju, kad man šitas netgi labai patinka. Nors tas dabar išgaravo, man duoda išvelnumą tokį. O tas dabar į gaivumą. Vienu žodžiu, jie tokie visi gan panašus, gal šiek tiek turi savo to tokį potonį, kaip pasakyti, tų kvapų. Kvapus nelabai moku apibūdinti, todėl tikrai sunku. Bet toliau šitus mažiausiai purškiau. Pavadinimas šitas yra Rose, grynas rožių vanduo, gryni rožės. Ir šičia yra Gingeris.
Tuoj papurkšim, pažiūrėsim, koks čia džindžeris. Kaip stipriai davė man. Tuoj biškai pavadinsiu. Man jis nepatinka, kodėl aš jį pirkau? Ai, ne va. Dabar. Kokie kvapai. Va, dabar prasvidino. Visai kitoks kvapas, kai aš taip papuršiu. O dabar, va, kelios sekundės yra visai kitoks kvapas. Tokio kvapo tikrai niekur nerasite, nežinau, tik tais turbūt Roger & Gallet. Džindžerio kvapo nežinau, kur dar galėtumėt rasti. Bet tikrai, geras visai kvapukas. Toks neįprastas, galiu pasakyti. Toks aštrus, kaip aštraus apelsino kvapas, nemoku net pasakyti. Toks aštraus citruso kvapas. Taip pat kvepia. Va. Na štai šie kvepalai buvo mano gegužės mėnesio mėgstamiausi. Na štai ir tiek tų produktų. Jokių kino aš nežiūrėjau šį mėnesį ir šiaip pastaruoju metu aš nelabai žiūriu tų kinų, kadangi daugiausiai žiūriu YouTube'ą, įvairiausius video. Na ir tiek. Na štai ir tiek šiam kartui, mielieji. Tikiuosi jums patiko. Ir jeigu nesate mano kanalo prenumeratoriai, prašau prenumeruokite, spauskite like ir rašykite, komentuokite. Na ir sėkmės jums. Ate.